Kągi, sveiki, esame Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio arenoje, kur netrukus paaiškės NBA konkurso nugalėtojas. Jį išsiaiškinsime kartu su Artūru Gudaičiu iš Vilniaus Lietuvos ryto. Sveikas, Artūrai. Paaiškės du nugalėtojai, vienas iš jų bus atsarginis, jeigu pirmasis netitiktų, pavyzdžiui, bevizio režimo reikalavimo arba būtų nepilnametis ir negalėtų savo kelionės perleisti kitam, savo galbūt draugui arba šeimos nariui. Turėsime 70 lapų, 70 kamuoliukų sunumeruotų nuo 1 iki 70. Visų pirma, atrinksime lapą ir tuomet nugalėtoja jau iš to lapo. Taigi, Artūrai, patikrink, ar viskas ok yra su mūsų lapais, ar jie tikrai nuo 1 iki 70 ir tada pirmasis nugalėtojas, pirmasis kamuoliukas, pirmasis lapas. Visų pirma, išsiaiškinsim lapą. Gerai, laikas pirmajam kamuoliukui, pirmajam traukimui. Prašau. Deja, pirmasis nugalėtojas buvo nepilnametis, o jo šeima taip pat negalėjo vykti į Miami. Teko aiškintis antrąjį nugalėtoją. Artūrai, antras nugalėtojas, pirmas kamuoliukas. Dešimtas lapas. Turime 10 lapą. Artūrai, antras kamuoliukas. $34. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Konkurso nugalėtoja tapo numeriu +37068261246. Esama žinutė su tekstu NBA įsiuntusi Vilnietė Diana Radžiūnienė. Ji į Miami vyks kartu su savo vyru Valdu. Tai koks buvo pirmas įspūdis laimėjus prizą? Pirmas įspūdis, kai paskambinat, ar pirmas įspūdis, kai čia pasitikot? Nu, abu. Kaip išėjo patikėti? Pirmas įspūdis visiškai apgavikaškas atrodė skambutis, todėl jums perskambinau, bet atėjus čia ir kai jūs dar nusileidot pasitikti, dar vis galvom iki paskutinės minutės, kad tikrai tokio stebuklų mūsų šeimai negali būti. Ir dar netikim. Nesvarbu, kad jau jūs išsiuntėte mūsų duomenis ir parodėte viešbutį ir bilietus. Iš tikrųjų netikim, nes tokių stebuklų mažai jam pasitaiko. Ačiū Sportvienui. Kaip sugalvojo dalyvauti konkurse? O, istorija labai gera. Mūsų vaikas paauglys baisiai norėjo dalyvauti šitam visam procese ir jo norų mes užpildėm, išsiuntėm SMS-ą ir vienu žodžiu jisai liko už borto, nes nėra pilnametis. Važiuosim dviesi su vyru. Smagu. Kokie dabar lūkesčiai susijęs su kelionė? Lūkesčiai. Kad viskas būtų tiesa, kad būtų oras geras. Lūkesčiai. Žinom, kad turėsim atidirbti su sūnui, panorėjus surinkti reikalingus parašus ir pabendrauti su atitinkamais krepšininkais. Tai va, svarbiausia būtų užpildyti vaiko svajonę.